Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Kalbant apie šią savaitę, norėčiau pradėti nuo to, kad girdėjau gandus, kad buvau išvykęs į Klaipėdą, turbūt pasigydyti arba pailsėti. Tai tik gandai. Tai buvau išvykęs į Klaipėdą tam, kad pabūti su medicinos darbuotojais, kartu atšvęsti medicinos darbuotojų dieną, bet ne tik švęsti, bet ir pasididžiuoti. Pasididžiuoti mūsų ligoninės gydytojais, tais, kurie gavo apdovanojimą šiais metais nusipelniusio gydytojo vardą, gavo Tatjana Mekler, tai mūsų ligoninės gydytoja, ir dėl to tikrai verta nuvažiuoti, verta paspausti ranką, įteikti gėlių ir pasidžiaugti, kad pas mus yra tokių gydytojų, kurie gauna tokius nusipelniusio gydytojo vardus. Praeitais metais, priminsiu, gavo Borisas Lukoškovas tokį vardą, o šiemet Tatjana Mekler ir taip pat, jau kaip ir Zarasų savivaldybės gydytoja Aistė Sniečkuvienė gavo geriausio darbuotojo titulą metų medicinos įstaigose ir džiaugiuosi tikrai ir už ją, nes tai ne tik Zarasų savivaldybės, bet ji taip pat ir mūsų gydytoja ir mes didžiuojamės ją ir esame net ir apdovanoję čia, kadangi tai tikrai gydytoja iš didžiosios raidės. Taip pat, aišku, buvo šią savaitę ir kolegija ir taip pat esu girdėjęs, kaip mūsų opozicijos lyderis skundėsi, kad jo nepriėmė į kolegiją. Tai nepriėmė ne todėl, kad ten kažkas tai svarstoma už uždarų durų, nes viskas, kas svarstoma, yra publikuojama po to ir galima pasiskaityti, kokie dokumentai buvo patvirtinti, kas buvo svarstyta. Tačiau tam, kad priimti, yra įstatymas, yra reglamentas ir tik tai įstatymo nustatyta tvarka tas dalyvių skaičius ir yra. Taigi, kadangi pas mus opozicija negali vadintis kaip opozicija, kadangi nėra pozicijos, nėra daugumos, atitinkamai nėra ir mažumos, tai opozicionuoti visiems ir viskam, tai čia yra tikrai ne tas kelias. Tai ir žinau, kad ir mūsų opozicijos taip save vadinantys tarybos nariai turi ir iš vyriausybės atstovo atsakymus, tačiau jų kažkodėl tai nepublikuoja, nepaaiškina, kad ir ten yra taip pat atsakymas, kad pagal įstatymą jūs esate tiesiog pasivadinę save tai, bet tai neturi jokių teisinių pasiekmių. Juolab, kad ir grinai, bet praėjus pusvalandžiui po mūsų kolegijos susitikimo atvyko ir vyriausybės atstovas, mes kalbėjomės ir jis tą poziciją taip pat patvirtino, kad viskas vyksta taip, kaip priklauso, taip, kaip pagal įstatymą. O dabar atsakysiu tuos klausimus, kuriuos gavau šią savaitę. Nupjaukite pušį parko gatvėje 21, kuri vos laikosi ir gali užgriūti ant namo. Tai tikrai tą ir padarysime. Šiuo metu tiesiog nupjauti negalime, kadangi reikia spec technikos ir sutartis jau pasirašinėjama. Ir gegužės mėnesį šita sutartis bus pasirašyta su kompanija, kuri turi tą techniką ir atvažiuos ir nupjaus. Ar bus įrengtas naujas dviračių takas nuo miesto iki sodų bendrijos Vyšnia? Taip, tikrai jisai bus įrengtas ir šiuo metu projektavimas jau yra užbaigtas. Tai projektą jau turim. Deja, pirmas skelbimas dėl rangovinės organizacijos pasamdymo neįvyko, kadangi nebuvo pasiūlymų. Šiuo metu vyksta antrasis konkursas. Labai tikiuosi, kad atsiras rangovai ir pamatysite jau ir statybos darbus. Beje, noriu pasakyti, kad šis takas, jisai ne vienintelis, pagal mūsų turimus finansavimus bus apjuostas visas miestas ir dviračių takais, ir pėsčiųjų takais, kur
galėsime visi naudotis juo. Beje, šis takas bus taip pat ir apšviestas. Kodėl vėl sustabdytos kalno statybos Jaunystės gatvėje ir kieno lėšomis bus remontuojamas pagrindinis kelias, kuriuo vežamas gruntas? Tai nėra taip, kad sustabdytas tas kalno pylimo procesas, tiesiog jisai sustojo dėl labai objektyvių priežasčių, dėl to, kad gamtinės sąlygos neleido žiemą vežti ir pilti grunto. Ir prieš porą savaičių vėl buvo pabandyta užvažiuoti, bet dar vis buvo apatiniai sluoksniai kalno per šlapi ir dėl to technikai labai sunku užvažiuoti į kalną ir supilti tą gruntą. Kitą savaitę planuojame, kad jau bus vėl atnaujinti darbai ir jie, tikiuosi, pačiu artimiausiu metu baigsis, nes liko labai nedaug. O dėl kelio, tai turbūt jau ir esat pastebėję, kad rangovas, kuris veža gruntą ir prižiūri tą kelią, tai yra šluoja ir plauna tam, kad būtų kiek įmanoma mažiau jisai užterštas. Ir jeigu taip atsitiktų, kad kelio danga būtų pažeista, taip pat rangovas turės ją suremontuoti. Kodėl yra įslaptintos darbo grupės dėl VŠI Visagino sporto rekreacijos centro išvados, prašoma jas paviešinti visuomeniai. Jos nėra įslaptintos, jų tiesiog kol kas nėra. Ir darbo grupė dar neužbaigus savo darbą ir kaip tik užbaigs, tai manau, kad ir su bendruomenė, ir aš asmeniškai susitiksiu ir tai bus tikrai nepaslaptis. Darbo grupės darbas galėtų būti dar ir pratęsiamas, nes labai norėtųsi, kad darbo grupė išanalizuotų nuodugniai visą situaciją, paaiškintų, kaip taip atsitinka, kada finansavimas yra tikrai didesnis negu bet kurių kitų sporto šakų, o lėšų kaip trūksta, taip kiekvienais metais ir trūksta. Todėl nematau, kad čia reikėtų skubėti, manau, kad reikėtų išanalizuoti visą situaciją, bet ir pateikti objektyvius pasiūlymus, kuriuos būtų galima įgyvendinti. Kiek savivaldybė išpirko butų iš savininkų esančiuose Festivalio gatvėje 6 ir 8 namuose? Kiek dar metų tai tęsis? Tai iš tikrųjų labai ilgas procesas, labai sudėtingas procesas, kadangi yra žmonės, kurie neatsiliepia dėl butų, yra būtai priklausantys juridiniams asmenims, kurie yra subankrutavę ir taip toliau ir panašiai. Iš 38 būtų yra šiuo metu jau išpirkta 13 būtų, 2, kiek žinau, jau vyksta dėrybos, kiek tai kainuotų. Kitus visgi reikės kažkokiu tai būdu teisiškai išspręsti tam, kad galima būtų pasakyti, kad visas namas jau priklauso savivaldybei. Kada planuojama nugriauti nebaigtą statyti pastatą prie parduotuvės Lidl? Šiuo metu vyksta konkursas, siekiant parinkti rangovą, kuris įvykdys šitos darbus, kadangi projektavimo darbai jau yra atlikti ir jeigu rangovas bus parinktas, ką planuojame gegužės mėnesį, tai terminas nugriauti, sutvarkyti šitą teritoriją yra 6 mėnesiai. Labai tikiuosi, kad po 6 mėnesių šito pastato ten jau nebebus. Kurį mėnesį planuojame naikinti varnų lizdus kiemuose. Tai viskas čia priklauso nuo įstatymo. Įstatymas labai aiškiai pasako, kad tik tai nuo Liepos mėnesio galima tai pradėti daryti. Tai nuo Liepos mėnesio ir pradėsim. Atliekų surinkimo aikšteles gyventojai pavertė netvarkingomis vietomis, ypač Partizanų gatvėje, priešais Norfą. Ar ne laikas ten įrengti vaizdo stebėjimo kameras? Tikrai taip, ir laikas, ir reikia, ir yra kai kur jau įrengtos stebėjimo kameros ir šiuo metu dar 12 stebėjimo kamerų bus papildomai įrengtos ir naujoviškos jau pačios kameros. Labai tikiuosi, kad tai sudrausmins mūsų gyventojus, kurie teršia tas aikšteles, tačiau ir kameros ne viską išsprendžia, kadangi
kartais net kameroje matome, kaip neša žmonės šiukšles, palieka jas, tačiau juos dėl aprangos, tam tikrų kapišonų ir taip toliau, tiesiog neįmanoma nustatyti jo, kas tai yra per žmogus. Todėl dar ir dar kartą kreipiuosi į visus, kurie matote, kad jūsų kaimynai daro tokią nelegalią veiklą, prašau, įspėkite. Jeigu neklauso, informuokite savivaldybės darbuotojus, kas tai padarė, ir darbuotojai tikrai imsis priemonių. Paaiškinkite, kam reikalinga žiedinė sankryža išvažiuojant iš individualių namų kvartalo ir kiek tai kainuos. Tai pradėsiu nuo galo, kiek kainuos šiai dienai aš tiesiog tiksliai pasakyti negaliu, kadangi tai nustatys tik tai konkursas, kada bus paskelbtas dėl pačių darbų įrengimo. O kodėl žiedinė, tai vėlgi primenu, kad šis kelias priklauso valstybei, tai yra valdanti bendroji Via Lietuva ir tik tai su jų sutikimu galima daryti įvažiavimus, išvažiavimus iš valstybės kelio, tai yra sankryžas. Šiuo metu, kada buvo pradėtas projektuoti šitą sankryžą, buvo apsvarstyti daug visokių variantų ir priimtas sprendimas, kad įvertinus, koks bus automobilių srautas, geriausias sprendimo būdas yra žiedas, kuris aprūpins patekimą ir į garažų bendrijas, ir autoservisą, ir į nuosavų namų kvartalą. Tai šis sprendimas yra priimtas kartu su Via Lietuva ir šiuo metu projektavimo darbai vyksta. Labai tikiuosi, poros mėnesių bėgyje projektas bus pilnai pabaigtas ir pirksime darbus tam, kad juos įvykdyti ir tada jau galėsiu pasakyti, kiek tai kainuoja. Kokia tolimesnė buvusio siuvimo fabriko Vizatex pastato ateitis? Negaliu komentuoti šito klausimo, kadangi pastatai priklauso nuosavybės teise verslui, tai yra privatiems asmenims, ir kaip jie planuoja tą pastatą išnaudoti, čia jų yra pasirinkimas, ar jie parduos tuos pastatus, ar jie nuomos tuos pastatus, ar sugalvos dar kažkokią tai veiklą. Tikrai nežinau ir negalėčiau komentuoti šio klausimo. Na va, atsakiau į tuos klausimus, kur šią savaitę gavau. Taip pat priminsiu, kad nuo gegužės 1 jau šildymo sezonas oficialiai yra užbaigtas, todėl šildymo butuose jau nebebus. Ir taip jau sutapo, kad ne tik mėnesio pradžia gegužės 1, bet ir ateina tikrai šiltos dienos. Mačiau pagal prognozę daugiau nei 20 laipsnių artimiausiamis dienomis, todėl galvoju, kad tas sprendimas yra labai teisingas ir laiku. Taip pat šį savaitgalį pas mus jau tradicija tapęs Visagino ralis ir kviečiu visus pabūti, pabendrauti, pasimėgauti tais vaizdais, ką suteikia ralis, pabūti kartu, pasimėgauti bendryje ir viskas bus pas mus gerai.